Sveiki, mėly ministrantų pokalbių klausytojai. Šiandien sveikinamės su jumis iš mūsų Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikos zakristijos. Už leidimą dėkuoju mūsų klebonui Giedriui Bakūnui, kad leido mums filmuoti. Taip, ir šiandien pristatysim tiek patarnautojų liturginius rūbus, tiek kunigų liturginius rūbus, kadangi artėja didžioji, neartėja, o jau prasidėjo didžioji savaitė, Velykos artėja. Tai nusprendėm jums parodyti tuos visus skirtumus, kokie yra tarp arnotų ir jų spalvų, nes daugelis žmonių netgi nelabai gal ir būna žino. Netgi ir tie patys patarnautojai, kurie, kadangi vasarą teko daryti tokią, kaip suėjimą, sakykime, ar ne, tokią mūsų bendrą laiką, tai irgi, tai mes ko nors nežinom iš tų, sakykime, liturginių drabužių, tai kiti, tai spalvos, paaiškintas spalvas. Tai tikriausiai ir jums kartais kyla įvairių klausimų, kodėl atėjus sekmadienį kunigas tai su žaliu arnotu, tai su baltu auksiniu. Tai mes pabandysime šiandien trumpai jums pristatyti, neišsiplėsdami, kad būtų tas bendras išprusimas. Nes jeigu tu esi tikintysis, esi katalikas, tai tikriausiai būtų gerai žinoti ir ką ta spalva kiekviena mums simbolizuoja kaip tikinčiajam asmeniui žmogui. Taip, tai manau ir galim pradėti. Tai. Anišiai? Ką žinau? Tai gali išėjti, galiu aš tada, o tu savo pristatysi tada. Jau. Tai man dabar. Palauk dabar. Tu savo, aš savo. Palauk, alba yra. O, Jėzau. Čia viskas pajungta, jau kaip tu nužiūrėsi, ir Tu po to atsirinksi, ne jau tenai. Nes man dabar geriausia ir filmuotum vienu šito audio failų, paskui tu nereikėtų kartyti. Tai pradėkime pirmiausiai nuo patarnautojų dažniausiai naudojamų liturginių drabužių, tai yra albos. Ir šiandien aš esu užsidėjęs, apsirengęs. Ir mano alba pasižymi tokiais raštais. Jūs matote, jie yra čia ir žemyn. Tai galbūt ten jau nematote prie mano kojų, bet va čia ties rankovių galais yra tokie raštai. Tai jie nesimbolizuoja šiuo atveju jokių titulų, nes aš esu kaip ir visi esame lygūs ministrantai, patarnautojai, taip ir aš esu lygiai toks pat. Tai pirmiausia, alba tai būtent reiškia tą atpirkimą, sakykime, tą švarą nuplovimą iš lotynų kalbos. Ir būtent alba mes naudojame mišių metu, procesijų metu, visi patarnautojai. Jo vis po to pristatys jums dar vieną pasirinkimą, kaip gali patarnauti ministrantai, kuo apsirengia. Ir pacituosiu šiek tiek apie albą jums, kad nepadaryčiau klaidų, tai labai neteiskite, kad jau aš čia taip skaitau, bet būtent ką ir minėjau, kad alba reiškia krikštų gautą naują gyvenimą, tai yra apsivilkimą Kristumi. Jis visų krikščionių krikšto valandą gautas rūbas. Tai yra labai svarbu ir tai bendras yra liturginis drabužis, kurį nešioja ir kunigai. Ir būtent kunigai ant albos dedasi tiek kunigai, tiek vyskupai, tiek popiežius dedasi stulą, arnotą. Jeigu tai yra diakonas, vėliau pakalbėsime ir plačiau apie diakono būtent drabužius, tai diakonas dedasi dalmatiką ant albos, tai būtent tas alba yra pamatinis. Rūbas pamatinis drabužis, su kuriuo yra patarnaujama mišiose, aukojamos šventos mišios, jeigu tai yra dvasininkai. Ir būtent alba mums yra vienas iš pasirinkimų. Ir dabar jums jo vis pristatys tą kitą variantą, kaip gali patarnautojas būti apsirengęs ir patarnauti šventose mišiose. Be to, dar paminėsiu prieš pabaigiant mano pristatymą, kad taip pat kunigai jas dedasi ir pavyzdžiui, eidami į klausyklas, tai dedasi alba, ant jos dedasi stulą. Ir netgi teikdami ir sakykime, sakramentą ar ligonių patepimą. Irgi lygiai taip pat yra dedama stula ant albos. Taigi alba yra tas mūsų pamatinis liturginis drabužis, kuris reiškia nuplovimą ir tą, sakykime, skaistumą, nes yra balta, kartais jūs būna geltonos. Tai būtent tą skaistumą
kuris yra svarbus kiekvienam tarnaujančiam prie altoriaus. Tai taip, o dabar aš esu apsivilkęs kitokį liturginį drabužį. Liturginį rūbą, tai yra sutana ir taip pat ant viršaus patarnautojai vilki ir kamžą. Labai daug kas galvoja, jog sutanas gali dėvėti tik kunigai, tačiau sutanas yra kai kur dėvima taip pat ir patarnautojai. Yra daugelis skirtingų spalvų sutanų, tai šiuo metu aš dėviu raudoną. Yra taip pat ir juoda, raudona yra dėvima per visokias iškilmes, juoda yra dažniausiai dėvima arba kunigų, arba per paprastas labiau, tokį eilinį laiką. Čia bus tikriausiai. Taip pat būna ir baltų sutanų, aišku, baltas sutanas dėvi. Žinom, kas dėvi, jas dėvi popiežius mūsų. Taip pat raudonas sutanas dėvi ir kardinolai. Tai čia tokia kardinoliška sutana. Tiesiog patarnautojas jas dedasi kartu su kamža. Tai čia kamža yra tiesiog kaip mažesnis albos variantas. Irgi reikšmė yra ta pati kaip ir albos. Ir dažnai turi sutanos daugelį sagų. Būna turi arba ten 13, arba ten kitos iš visų matęs, kad net 33 turi. Tai visur taip pat ir yra simbolizmai šituose dalykuose. Ir aišku, kunigai būna šitoje vietoje, kur yra kaklas, užsikišę tą vadinamą skaistutę. Tai iš mano rūbų būtų tiek, iš patarnautojų rūbų būtų tiek, patarnautojai, kaip ir minėjau, gali dėvėti ir sutaną, ir kamžą, gali dėvėti tik kamžą, gali dėvėti ir albą. Tai dabar, manau, judėsim toliau prie liturginių rūbų, prie kunigų rūbų ir vėl Arneida kviečiu pristatyti. Tai pradėsime pirmiausiai nuo to pirmo dvasininkų laipsnio, tai yra būtent diakonų. Diakonai, kaip žinome, yra rangų žemesni negu kunigai, jie negali klausyti išpažinčių, bet jie gali turėti šeimą, jie gali laidoti žmonės, sutuokti, krikštinti. Tai būtent jie labai daug funkcijų atlieka ir jau. Tai reikia suprasti, kad jeigu jis turi šeimą, turi vaikų, tai jis nėra kažkuo žemesnis, tai yra jau jo dvasininko laipsnis. Ir pristatysime liturginius drabužius, pasirinkome violetinę spalvą, kadangi yra gavėnios dar laikotarpis. Tai kuo yra ypatinga būtent diakono drabužiai liturginiai, dalmatika tai yra vadinama. Ir pirmiausia, nuo stulos pradėsime. Tai būtent diakonų stula yra dedama per kairįjį petį. Ir aš jums pacituosiu vėlgi iš savo lapų, kodėl taip yra. Tai diakono stula dedasi ant vieno peties, kaip ir minėjau, per kairįjį petį, nes jis yra paskirtas ne kunigauti, o tarnauti. Ir tai būtent yra nemirtingumo alegorija, būtent ta stula. Tai yra nemirtingumo alegorija ir dabar dar bendrai apie stulą, kadangi po to pereisim prie Arnoldų, tai irgi stula, bet jinai bus dedama kaip šaliko formos. Tai būtent tai yra ženklas stula, vyskupo ir kunigų tarnystė, taip pat ir diakonų, žymint krintantis nuo kaklo dažniausiai iki albos apačios, kada tai nešioja būtent kunigai ir vyskupai. O apie diakonų stulą jau pakalbėjome. Ir pacituosiu plagijuotą ir iš Mato Evangelijos 10 skyriaus 30 eilutės, kad stula primena Kristaus saldų jungą ir lengvą naštą. Ir taip pat dar galiu pakomentuoti, jog šita spalva, ką simbolizuoja, tai simbolizuoja garbę. Jinai buvo seniau laikoma kaip labai reta spalva, kadangi ją buvo sunku išgauti. Ir todėl tai parodo ir visą tą garbę, kadangi seniau aukštuomenė nešiodavo būtent violetinius rūbus, tai tas ir parodo tą visą aukštumą. Aš dar pridėsiu, kad būtent violetinė spalva mums simbolizuoja apgailą, kadangi su violetinė stula yra einama klausyti išpažinčių, išpažintis tai yra atgailos sakramentas. Ir violetinė spalva taip pat ir tą prisikėlimo, tokį tą
prisikėlimo viltį, kada yra laidojama, nors iki antro Vatikano buvo naudojama juoda spalva, po antro Vatikano susirinkimų yra naudojama violetinė, nes violetinė mums tą simbolizuoja viltį. Tad mes kiekvieni laidodami ar ne žmonės, mes tikimės, kad jie prisikels, kad jie regės tą amžiną šviesą su Kristumi. Tai būtų tikriausiai tiek apie diakono liturginius drabužius, tai yra stula, kuri dedama per kairį petį ir dalmatika. Na štai ir mes dabar jau su kunigu liturginiu drabužiu, iš tikrųjų tai ne tik kunigo, bet ir vyskupo ir popiežiaus, nes, kaip žinome, popiežius tai yra Romos vyskupas. Ir jau matote, forma yra visai kitokia, jau įprasta. Ir ilgesnis rankovės. Taip. Ne rankovės, tiksliau. Bet tas vadinamas toks skvernas, žinoma. Visa medžiaga. Taip, ir būtent jau jis yra per beveik viso kūno, per viso žmogaus, tai yra ilgi kūno iki albos pabaigos, nes kaip ir minėjau, tai yra liturginis drabužis, kuris dedamas ant to pamato, tai yra ant albos. Ir štai jau matote tą stulą, tą šaliko formos liturginį ir galima drabužį vadinti, kuris irgi yra būtent irgi, ne per visą žmogaus ilgį, bet yra gana ilga ir jau yra dedama tiesiog ant kaklo. Tai jau nėra kryžiuojama, sakykime, per dešinę, per kairį petį, kaip dalmatika, tai yra kaip diakono stula, bet būtent ir su šita violetinė vėlgi spalva, ir tai su šita stula yra tiek žmonės laidojami, būtent su šia spalva, tiek yra klausomos išpažintys, ką jau ir minėjome. Ir tu jau jį apsukai, gal apsuk. Ir pasižymi būtent Arno tai įvairiais raštais. Ir aš jums dar vieną atnešiu, tu jau pat. Taip pat dar pašnekėsiu apie stulą. Stula yra taip pat irgi. Iš senovės yra atėję taip, kad romėnų aukštuomeniai nešiodavo stulas ir taip būdavo atskiriami ten gatvėse ar susibūrimuose. Tai yra kiekvienas Arnotas yra savotiškas, jeigu taip galima pasakyti, kiekvienas Arnotas turi vis kitokį raštą, kitokius kažkokius tai simbolius. Ir tai dar matote vieną tą pavyzdį, tos violetinės spalvos, tos atgailos spalvos, kuri yra svarbi per gavėnią. Štai dabar turime, dabar jūs matysite, tos Arnotus matysite, bet kodėl mes juos rodome, jūs sakysite, juk čia tas pats per tą patinę. Mes dabar pristatysime spalvas. Tai gal jau šiek tiek? Tai raudona, visų pirma, raudona spalva yra dažnai minima per visokias kankinių arba šiaip kančios šventes, nes raudonas simbolizuoja visų pirma, ką man primena, tai raudona primena kraują. Kraują, taip. Tai visi raudoni Arnotai yra dėvimi per visokias kančios mišias, per kankinių mišias ir čia būtent apie šventuosius, kada meldžiamas už kankinius, kurie būtent sekė Kristaus pavyzdžių ir mirė dėl Kristaus, mirė ar nukankinti, ar kančiuose. Tai yra kankiniai. Ir būtent ant šito dar ar nuo to, ką galim pastebėti įdomaus, tai kad yra raidės IHS, jos reiškia Jėzus Hominium Salvator arba Jėzus žmonijos išganytojas. Čia mūsų lotynų kalbos specialistas jau vis ir mokosi mokykloje ir šiaip daug skiria laiko, ar ne jo į lotynų kalbą, tai jau aš su juo šitoje vietoje net negaliu konkuruoti. Ir kaip ir tikriausiai pasakėme apie raudoną spalvą, viską būtent dar per kryžiaus kelią yra naudojama taip pat raudona spalva. Po to mes jums dar pristatysime ir raudonos spalvos būtent ir kapas. Pristatome dar vieną jums liturginę spalvą, tai yra žalia, tikriausiai labai dažnai matoma, jau vis mums pasakys, kokio tai yra laikotarpio spalva. Eilinio laiko būtent spalva, kuri mums simbolizuoja tą tokį augimą tikėjime, dvasinį tobulėjimą, tai yra eilinis laikas, tai mes gyvename toje viltyje, tame tikėjimo gėrį, nes ir mums žolė, pavyzdžiui, vasarą tokia simbolizuoja. Pradygo žolė, jinai visą tą atsinaujinimą. Taip. Parodo. Ir tą augimą, nes ta žolė auga, tai galėtumėm sieti būtent su gamtos žalumu, su tuo šviesumu. Ir tai būtent yra, kaip ir minėjau, eilinių metų. Ir taip pat matom ant čiorno to kryžių, kuris yra apvyniotas vynmedžio tom šakelėm, tai čia yra iš to pačio biblinio pasakojimo, kokį visi girdėjo, kai Jėzus sakė, kad aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Tai va būtent Dievas ir simbolizuoja tą vynmedį, o mes esam tos, o šitie apaštalai yra šakelės ar ne, o mes esam tas vaisius visas. Na ir atėjom prie baltos spalvos. Netgi aš sakyčiau baltos per brūkšnelį auksinės. Raudonos. Vis tiek labiau auksas toks man. Na tai balta spalva reiškia visų pirma tą patį, ką ir mūsų albų balta reiškia. Tai yra visas nusivalymas, išsibalinimas. Ir turim čia tokį įdomesnį arnutą. Turbūt jį galima pamatyti rečiau. Turim pavaizduotą per vidurį taurę. Čia turbūt galime ir nuspėti, kad čia yra Jėzaus taurė, iš kurios jisai gėrė per paskutinę vakarienę. Ir kada jis teigė kunigystę. Taip, ir tada turim šį apdairą tokį, tą, dabar neatsimenu, tiesiog kaip jisai vadinasi. Lyg ir gotikinis. Taip, bet jisai, kiek pamenu, simbolizuoja tą pačią šventąją trejybę. Taip, nes žinome, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse. Ir būtent ta auksinė spalva tai yra naudojama per tam tikras iškilmes, pavyzdžiui, Kristaus karaliaus iškilmė, netgi per Marijos iškilmes yra naudojama auksinė. Arba to pristatysim dar vieną arnutą, kuris yra Marijos garbė naudojamas. Ir būtent dabar švęsime Velykas, tai irgi bus naudojamas auksinės arnutas, nes tai rodo tą triumfą, tą mirties nugalėjimą, tą Dievo garbę. Ir būtent tai ta auksinė spalva mums simbolizuoja kaip jau vis ne tik tą, sakykim, kai sakei, nusivalymą ar ne tą tokį šviesumą, bet ir tą didelę Dievo garbę, kuriuos mes visi taip trokštame. Tai turime Marijos būtent garbei skirtą arnotą, kuri yra būtent ta mėlyna spalva, kuri mums simbolizuoja irgi, sakyčiau, tą skaistumą. Ir jis yra, aišku, baltas, bet tie va tokie akcentai, ta mėlyna spalva, ta M raidė, tas Marijos išaukštimas. Nežinome, kad Marija tai būtent yra ta mūsų visų motina, tai yra tas skaičiausia mergelė Marija, kurios pavyzdžiui mums reikia sekti. Turim dar vieną liturginį drabužį, tai yra kapos. Kapos yra naudojamos dažniausiai ne mišių metu. Na, dabar gal užpulsite mane, nes aš šiek tiek klaidingai sakau, bet tu aš paaiškinu, kodėl aš taip sakau. Tai dažniausiai yra naudojama procesijos. Arba mišių, jeigu, pavyzdžiui, kad buvo verbų sekmadienis, tai kada yra smilkomos verbos, tai yra dažnai dedamas į kapą, ar ten, sakykime, kitų tam tikrų mišių metu, kada yra mišių eigoje. Bet ne pačiuose mišiuose, nes pačiuose mišiuose jūs žinote, kad yra kas naudojama arnutas, teisingai. Tai būtent dar kapus apsuk yra naudojamos ir, pavyzdžiui, tuokiant žmonės, taip pat krikštinant, laidojant yra naudojamos kapus, tai būtent šitiems sakramentam teikiant. Taip. Ir taip pat turim vėl ženklų, turim per vidurį ženklą Hero ar Širo, kaip jūs ten norėsit, taip ir vadinsit, jisai čia yra tiesiog Kristaus inicialai graikiškom raidėm parašytom ir jo visa ta kilmė yra kilus iš to, kad per kovas vienas, dabar bijau suklyst, Konstantinas turbūt. Nu, jūs geresnis istorikas negu aš. Turbūt. Jeigu suklydau, tai taisykit, nes mes lygiai tokie patys. Buvo kovoje ir danguje pamatė šį būtent ženklą ir jam Dievas pasakė, jog su šituo ženklu laimėsi. Tai jie išsipiešė šį ženklą ant savo skydų ir su juo kovojo. Ir taip pat turim šone raidės alfa ir omega. Pirma graikiškos abėcėlės raidė ir paskutinė graikiškos berods abėcėlės raidės. Ir tai būtent reiškia pradžią ir pabaigą. Taip pat galima šiuos ženklus du rasti pas mus bazilikoje prie įėjimo ant tos arkos įeinant. Taip, jeigu kas nors net kreipia dėmesį, tai atkreipkite, taip pat alfa ir omega bus per Velyknakčio mišias sakoma, kada yra Velykų žvakė, tas paschalas lyg ir, ar ne, dar kitų pavadinimų, kada bus laiminama ir šventinama. Na, tai turim kitą kapą, reikšmę jau pasakym tos baltos spalvos ir čia taip pat turim tokius įdomesnius dailinimus, tai yra
vėl tas IHS, Jėzus Hominum Salvator ir turim tokią stulą. Ir matot, tai yra jau ta vėlgi auksinė, tas puošnumas, ta garbė, ta būtent, kurią atskleidžiam Dievo garbę. Ir va jau čia galima naudoti per tam tikras iškilmes, kurios yra svarbios bažnyčioje. Taip pat netgi, va, kaip mūsų ir klebonas, kuris būtent įvyksta pirma komunija, tai kada yra šlakstomi vaikučiai, jie taip pat atnaudami ir man atrodo ir krikšto pažadai ir per pirmąją komuniją, tai irgi dedamas į šitą būtent kapą, nes tą simbolizuoja garbę, nes pirmoji komunija, Kristaus priėmimas yra labai svarbus mūsų gyvenime. Matot, ir taip pat ir rožės yra dar pavaizduotos, tai žodžiu tikrai įspūdingo grožio liturginiai drabužiai. Nu ir vėl grįžtame mes prie violetinės spalvos, prie būtent vėl tos pačios raidės, kurias jau visą aiškino. Ir kaip ir minėjau, tai būtent kapos jau būtent violetinė yra naudojama per vėlinių iškilmę, kada yra žengiama į kapines, melstis už mirusius, taip pat ir laidojant žmonės, vat kaip ir kunigą Kęstutį Brilių, taip pat Marijoną laidojom, tai vyskupas dėjosi kapą ir lydėjome į kapines. Tai va, tikriausiai jau čia ir neišsiplėsime per daug, kadangi spalva išaiškinta, būtent kapos reikšmė yra išaiškinta ir matot, pavyzdžiui, kada smilko man labai gražu, kada pakelia kunigui, kad nesiliestų prie Arnoto, tai labai būna taip didingai, kaip aš sakau, atrodo labai gražiai. Labai plačiai išsiskleidžia, turbūt jeigu paimtume pačius kampus ir išskleistume. Tai čia per mūsų visą ekraną. Kamerą. Ir mes dar aš dabar ir pamiršau, ko mes neakcentavome, kad kapą pasižymi tokiu užsegimu. Čia jūs jį vat matote. Tai būtent yra kitokio pavidalo ir va taip vat susisega čia. Tai būtų tiek. Turime dar vieną liturginę spalvą, kurią matote labai retai, tik tai 2 kartus per metus. Tai yra, mane pataisys jau vis 3 advento sekmadienį, gaudate džiaugsmo ir per 4 gavėnių sekmadienį letarė, gal nežinau kaip tarti. Leitarė. Nu va, tai čia lotynų kalbos specialistas. Tai ir būtent ta, tai irgi tokį vat simbolizuoja džiaugsmą, nes tai kaip ir vat skaičiau, tai yra būtent violetinės ir baltos spalvos mišinys. Ir kada vat, nes ir kuris reiškia džiaugsmą? Gaudati? Gaudati, tai va būtent. Tai yra tą džiaugsmą reiškia, kada mes džiaugiamės ir džiūgaujam. Nu, jo vis tai čia pasipuošęs, žmonės 100 kartų gražiai man nepavydas kyla. Tai čia jau turbūt užsidėjęs aš visą maksimalų tą grožį, galima sakyti. Turim va tą vaveliumą ir... Tai va dabar jau čia aš užsidėjęs jau maksimaliai tą visą gražumą patarnautojo. Tai žmonės 100 kartų puošęs, man pavydas kyla, aišku, būriau čia tik su alba. Turim tą sutaną, taip pat turim ir albą ir tą tokį veliumą, kuris užsideda. Pasirodyk iš... Tikrai puošniai labai gražiai atrodo. Tai toks irgi kaip kokia panašiai, kaip būtų kunigo turbūt arčiausias koks rūbas yra kapa. Taip. Panašiai į šitą. Panašiai. Tai tokie veliumai irgi yra retai naudojami, jie yra naudojami per irgi iškilmingas mišias. Tai tokį patarnautoją matytumėt tik per iškilmingas mišias. Tai, aišku, dar yra šiokios tokios kelios išimtys, kur gali būti su veliumais, bet... Taip, su veliumais. Labai gerai jo viską paminėjau, mes dar paminėsim, kada yra naudojami veliumai. Ir taip pat per pirmą komuniją, nes tu irgi turi nuotrauką. Ne pirmą komuniją. Ne, kas ten buvo? Ten buvo procesija, ten mano pirmas įkis, kaip patarnavau. Aš galvoju pirmą komuniją, bet per pirmą komuniją yra naudojama. Nenaudojama. Per pirmą komuniją naudojamos yra albos. O šitą reikalą aš buvau užsidėjęs, kai pirmas įkį patarnavau, tai čia buvo prieš 8 metus. Čia aš būdavau momentais, ateidavau patarnauti į bažnyčią, tai pirmas įkį, kai patarnavau ir buvau užsidėjęs šitą saveliumą. Tai štai ir jau atėjome į pabaigą, pristatę visus, atrodo gal ir visus liturginius drabužius, pradedant nuo albos, baigiant vyskupo mitromis. Ir tikriausiai atskleidėm jums spalvų reikšmes, spalvų prasmę, liturginių drabužių prasmę. Dar jau viską galbūt papildys kuo nors. Jau kaip ir viską pasakei. Kaip ir viską, ne, tai tikimės, kad buvo
naudinga, įdomu. Ir jeigu kokių nors klaidelių padarėme, ar pristatydami ar liturginį drabužį, ar Ir jau per spalvą. pertraukas net pastebėjom, kad tų klaidų padarėm, tai bandysim visas tas klaidas, kurias pasakėm, ištaisyti, jeigu pastebėsim. O jeigu jūs jau turite kažkokių skundų. Nusiskundimų, tai mum informuokit, būtinai rašykit, mes priimsim, nes jeigu mes darome klaidų, tai mes tam ir kuriame. Kad ne tik tai patys mokintumėmės, tobulėtume, bet ir šviestume kitus žmonės. Tad lauksim jūsų atsiliepimų, pastebėjimų ir pagyrimų.